Hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Su šiuo video tęsime, video ciklą, kurio metu kartu darome įvairias užduotis, žiūrime į sakinius, žiūrime į pavyzdžius, žiūrime į pratimus. Ir šį kartą pakalbėsime apie būdvardžių ir prieveiksmių laipsniavimą. Pažiūrėsime į įvairias užduotis, pažiūrėsime į pavyzdžius. Pačių taisyklių, laipsniavimo taisyklių aš neaiškinsiu, šis video yra skirtas ne tam, tačiau į video aprašymą įkelsiu nuorodą į kitus video, kurių metu paaiškinu, ar ne, kaip yra būdvardžiai laipsniuojami, kas tai yra, ką tai reiškia, kaip tai daroma, kokios yra taisyklės, kokios prisideda galūnės ar kokie prisideda žodžiai. Tai jeigu visiškai nežinote, apie ką mes čia, pirmą pažiūrėkite tuos video, ten bus visa, kadangi ten yra kelios temos, ar ne, atskirai, jeigu būna trumpi būdvardžiai, atskirai, jeigu ilgi, išimtis ir taip toliau, tai ten bus visas playlistas arba grojaraštis, bus keli neilgi video, tai visus peržiūrėkite ir tada grįžkite kartu padaryti pratimus ir kartu pažiūrėti, kaip viską įsisavinot, ar supratot, ar taip galvojat, kaip turėtų būti ir panašiai. O prieš keliaujant į mūsų pratimus, kaip visą laiką, minutėlę noriu skirti nedideliai savo kursų reklamai ir dėja negaliu dabar pakviesti jūs taip iš karto į kursus. Kodėlgi? Todėl, kad mano kursai, Hive kursai yra taip sudėlioti, kad mes turime per metus 3 sesijas po 3 mėnesius ir 3 mėnesius ilsimės. Taigi dabar prasidėjo paskutinis mėnuo, lapkritis, paskutinis mūsų kursų sesijos mėnuo. Liko iš tiesų kelios savaitės intensyvaus mokymosi, 1 savaitė kartojimo ir tada gruodį mes atostogaujame. Taigi, jeigu norėtumėte prisijungti prie kursų, tai padaryti galėsite tik tai nuo sausio mėnesio. Registracijos pakol kas dar nėra, bet jeigu labai norisi, tai visada galite man tiesiog parašyti elektroniniu paštu rolanda@rolanda.lt. Vėlgi, e-mailą rasite, aš įdėsiu į apačią nuorodą į kursų pačių aprašymą, bendrą aprašymą. Tai visada galite man parašyti, nes aš turiu tokį sąrašiuką, kur įtraukiu mokinius, kurie kartais parašo, kad norėtų pradėti nuo kitos sesijos, norėtų pradėti nuo kito mėnesio, norėtų gauti informaciją apie naujas grupės ir panašiai. Tai jeigu jūs jau norėtumėt registruotis nuo sausio, tai galite man parašyti ir aš jūs į tą sausio mėnesio laukiančių sąrašiuką įtrauksiu. O dabar keliaujame daryti pratimus. Taigi, kaip visą laiką, formatas yra toks pat, mes mokomės pratimai yra paimti iš knygelės No Problem, English Grammar No Problem, ir pažiūrėkime, štai turime pavyzdį ir jau pažymėta, kad antras sakinys yra taisyklingas, pažiūrėkime. This exercise is easier than the last one. This exercise is easier than the last one. Šis pratimas yra lengvesnis negu prieš tai buvęs. Ir atkreipkite dėmesį, kad vienintelis skirtumas yra tarp easier ir easier, ar ne? Viename yra I ilgoji, kitame yra I trumpoji, ar ne? Arba jeigu angliškom raidėm, tai Y ir I. Šitoj vietoje reikia prisiminti, kaip ir sudarant daugiskaitą arba pridedant kitas galūnės, kad jeigu žodis baigėsi į Y raidę, į ilgąją, ir jeigu prieš tai yra priebalsis, tai pridedant galūnę, jis sutrumpėja. Todėl šiuo atveju easier, ne, tas antras variantas yra taisyklingas. Keliaukime toliau. She is the most important person in the firm, ar she is the importantest person in the firm. Taigi, vėlgi, primenu, kaip visą laiką su šitais video galite padaryti pauzę, pasigalvoti, kaip jūs manot, kas yra teisingas ar neteisingas variantas, ar ne, pasižymėti kažką tai ir tada paleisti pauzę ir žiūrėti, kągi aš pasakysiu. Taigi, šiuo atveju tai yra pirmas sakinys teisingas, taisyklingas, todėl kad jeigu mes turime ilgą būdvardį, important 3 skiemenis, tai prie ilgų būdvardžių mes pridedame ne galūnę, o priekyje pridedam žodelį most. Taigi, the most important person in the firm
Jie yra pats svarbiausias žmogus firmoje, pats svarbiausias nuo firmoje, tai šiuo atveju A variantas yra taisyklingas. He speaks English much better than me. He speaks English much more better than me. Labai dažna klaida, kai atsiranda much more, ten, kur more neturėtų būti. Šiuo atveju taisyklingas sakinys yra pirmas. Kai mes norime pasakyti geresnis, mes sakome better. Good, better, the best, tai yra išimtis. Ir mes sakome better. Jeigu mes norim pasakyti daug geresnis, mes sakome much better. Much better, much taller, much easier. More atsiranda tik tada, kai mes turime ilgą žodį. Pavyzdžiui, jeigu norėtume pasakyti daug įdomesnis. Much more interesting. Ar ne? Tai tas much more yra naudojamas techniškai, ar ne? Atsiranda tada, kai būna ilgas būdvardis. Šiuo atveju tiesiog much better. I do more work as my colleague. I do more work than my colleague. Aš padarau daugiau darbo negu mano kolega. Jeigu mes kažką tai lyginam, kažkokius du dalykus, ne, ir norim pasakyti, kad kažkas yra kažkokesnis nei kažkas, kažkas yra, nežinau, aukštesnis, geresnis, padarantis daugiau darbo negu, tai tas negu žodelis yra žodelis than. Taigi šiuo atveju I do more work than my colleague. Aš darau daugiau darbo negu mano kolega. Naudojam žodelį than. He arrived so early as I did. He arrived as early as I did. Taigi, jeigu kažką lyginam, ar ne, ir mes ten naudojam žodelį than, jeigu kažkas yra kažkokesnis, ne? O jeigu kažkas yra vienodo, pavyzdžiui, ar ne, kaip kažkas tai. Tai tam dalykui mes naudojam konstrukciją as kažkoks as. Šiuo atveju as early as I did. Jis atvyko taip anksti kaip ir aš. Ar ne? Tai ta konstrukcija vis laik yra as. Pavyzdžiui, toks pat aukštas kaip aš. As tall as I am. Ne? As interesting as this book. Ir taip toliau. Tai visą laiką as, tada būdvardis, be jokios galūnės ir vėl as. As early as. This coat is cheaper than that one. This coat is more cheap than that one. Okay? Taigi, čia labai paprastas dalykas. Turim žodį cheap, pigus. Tai yra vienskiemenis žodis, trumpas žodis, todėl norėdami pasakyti pigesnis, mes tiesiog pridam galūnę er. Taigi, cheaper than that one. Okay. I've made the same mistakes like you. I've made the same mistakes as you. Tai vėlgi yra tas pats palyginimas, kai mes lyginam kaip ir tu kažką tai dariau, tai mes naudojam žodelį as. The same as you. Kaip ir tu. Okay. Let's go to another type of task. Keliaujame prie kito tipo užduočių. Ir šį kartą mums reikės atskleisti kažką ir papildyti, ar ne? Galbūt panaudoti than, galbūt panaudoti as. Štai žiūrime į pavyzdį. This film is more interesting than the film we saw last week. Šis filmas yra įdomesnis negu filmas, kurį mes matėme praėjusią savaitę. Taigi, more interesting, ilgas žodis, pridedame more ir kadangi lyginame įdomesnis negu, naudojame žodelį than. Okay. It's much to find a job today. It was 10 years ago. Taigi, yra daug sunkiau rasti darbą šiandien, nei tai buvo prieš 10 metų. Turim žodį hard, sunku. Hard yra trumpas žodis, todėl dėsim tik galūnę ir kadangi lyginame kažką su prieš 10 metų, mes naudosim žodelį than. Taigi, it's much harder to find a job today than it was 10 years ago. It's much harder, gale, to find a job today than it was 10 years ago. Keliaujame toliau. A glass of water in this restaurant costs the same, a glass of wine. Normally, wine is expensive water. Okay, taigi čia sakinys, kad vandens stiklinė šiame restorane kainuoja taip pat kaip vyno stiklinė ir įprastai vynas yra brangesnis nei vanduo. Taigi, pirmajam sakinyje mes turim tiek pat, ar ne, kiek stiklinė vyno,
O antrame sakinyje jau sakysim, kad įprastai vienas yra brangesnis. Ar ne? Expensive, 3 skiemenis, todėl dėsime ne galūnę, o žodelį more priekyje. Okay. A glass of water in this restaurant costs the same as a glass of wine. Lyginam vienodai as a glass of wine. Normally, wine is more expensive than water. Ar ne? Nepamirštam palyginamojo žodelio than. More expensive than water. Okay, let's go further. Okay, žiūrim į sakinį. It's much difficult to get a cheap flight to New York. I had expected. Yra daug sunkiau, daug sudėtingiau gauti pigų skrydį į New Yorką, nei aš tikėjausi. Ok, tai difficult yra 3 skiemenis, ilgas žodis, todėl priekyje dėsim more ir štai va čia, būtent čia, jau taisyklingai atsiranda tas much more difficult, bus daug sunkiau ir nei aš tikėjausi, tai vėlgi bus than. So, it's much more difficult to get a cheap flight to New York than I had expected. It's much more difficult to get a cheap flight to New York than I had expected. Okay, let's move forward. Keliaujam toliau. Ir the blue pullover is the cheap of them all. But is it really the good? Okay, tai mėlynas megztinis yra pigiausias iš visų. Jau čia turėsim pigiausias. Ar ne? Ir prisimenam, kadangi žodis cheap yra trumpas, mums reikės artikelio the, mums reikės galūnės est. Bet ar jis iš tiesų yra geriausias? Artikelis the jau yra, todėl mums reikės tiesiog panaudoti žodžio good aukščiausią laipsnį, o žodis good yra išimtis, good, better, the best, taigi naudosime the best. So, the blue pullover is the cheapest of them all, but is it really the best? The blue pullover is the cheapest of them all, but is it really the best? Let's go further. Keliaujam toliau. I've just had some bad news. My grandmother's illness is serious, the doctor's first thought. Taigi turiu blogų žinių, mano močiutės liga yra rimtesnė, nei gydytojai galvoja iš pradžių, ar ne? Ok, tai rimtesnė. Turėsim priekyje more serious ir negu than. Ar ne? Nes palyginimai negu prieš tai galvoja. I've just had some bad news. My grandmother's illness is more serious than the doctor's first thought. My grandmother's illness is more serious than the doctor's first thought. Ir paskutinis tokio tipo. What's the bad thing that has ever happened to you? Koks yra blogiausias dalykas? Koks yra tau nutikęs? Taigi, bad irgi yra išimtis. Bad, worst. The worst, naudosime worst, blogiausias dalykas. Artikelis the jau yra, tai čia toksai paprastas tik tai panaudojimas. Prisiminimas, kad tai išimtis. What's the worst thing that has ever happened to you? What's the worst thing that has ever happened to you? O dabar keliaujam prie paskutinio tipo sakinių užduočių, tai šiuo atveju reikės net sugalvoti, ką panaudoti, kaip panaudoti, ar ne, jau dabar visai mažai visko duota bus, ir kažkaip sureaguoti į tam tikrus sakinius ar pabaigti gabalėlių sakinio. Pažiūrėkime pavyzdį. Sorry, what did you say? Can you speak a bit louder, please? Atsiprašau, ką tu sakei, gal gali kalbėti šiek tiek garsiau, tai louder, garsiau, loud, garsus, pridedam galūnę er, nes trumpas žodis, ne, vienas skiemenis. So, what did you say? Can you speak a bit louder, please? Žiūrėkime į pirmąjį sakinį. This restaurant is too expensive. Can we go to what do you think? Taigi šis restoranas per brangus, gal galėtumėm nueiti pigesnį. This cheap, vienas skiemenis, pridedam galūnę. So, this restaurant is too expensive. Can we go to a cheaper one? Can we go to a cheaper one? Okay, let's look at number 2. You are speaking too fast. I don't understand. Could you speak, please? Tu kalbi per greitai, aš nieko nesuprantu, gal galėtum kalbėti lėčiau.
So, lėčiau būtų slow, vienas skiemuo, tai būtų slower. You are speaking too fast. I don't understand. Could you speak slower, please? You are speaking too fast. I don't understand. Could you speak slower, please? Okay, let's go to number 3. This jacket is too small. Do you have one, please? Taigi, šitas švarkas yra per mažas, tai prašome, gal galima gauti didesnį, ar ne? Ar turite didesnį? This jacket is too small. Do you have a bigger one, please? A bigger one, please. Ir ką reikia įsiminti, kad žodis big, jeigu mes naudojam bigger arba biggest, tai G raidelė su dvigubėja. Taigi bigger one bus dvi G raidės. Okay, number 3. Sue didn't seem very well when I last saw her. Is she now? Ar ne? Aš mačiau Sue. Ji nekaip atrodė, kai paskutinį kartą ją mačiau, ar jai dabar geriau, ar ne, ar ji geriau jaučiasi. Sue didn't seem very well when I last saw her. Is she better now? Is she better now? Ar jai geriau dabar, ar ji geriau jaučiasi. Ne, naudojam žodelį better. Okay. I'm sure you are always tired because you go to bed so late. Why don't you go a bit anksčiau? Ar ne, aš įsitikinus, kad tu pavargęs, todėl, kad eini į lovą, eini miegoti taip vėlai, ar gal, kodėlgi tau nenuėjus anksčiau? So, why don't you go a bit earlier? Why don't you go a bit earlier? Kodėl tau nenuėjus šiek tiek anksčiau? And the last one, the questions in the first part of the test were easy. Klausimai pirmojoje testo dalyje buvo lengvi. Were they easy in the second part? Ar jie buvo lengvi ir antrojoje dalyje? Too, taip pat. O ar jie buvo sunkesni? Taigi, ar jie buvo lengvi ir antrojoje dalyje, ar buvo sunkesni? Tai mums reikia sunkesni pasakyti. Tai sunkus būtų difficult, gali būti ir hard. Tarkim, panaudokim difficult ir kadangi difficult ilgas žodis, more difficult. Were they more difficult? Ar jie buvo sunkesni? Were they more difficult? So, questions in the first part of the test were easy. Were they easy in the second part too, or were they more difficult? More difficult. Taigi, tiek pratimų mums šiandien. Jeigu turite kokių klausimų, rašykite. Jeigu norite nuo sausio registruotis į kursus, rašykite. Jeigu turite kažkokių komentarų, labai malonu būtų juos pamatyti. Jeigu neprenumeruojate kanalą, spauskite prenumeratą subscribe. Jeigu galite, labai būčiau dėkinga, jeigu paspaustumėt, kad patiko video, neikšti į viršų, ten apačioje mygtuką. Ir taip video bus pasidalintas daugiau su kitais žiūrovais. YouTube'as matys, kad video yra aktualus. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Lauksiu Jūsų komentarų. Have a wonderful week. Bye bye.